Sveiki, sveiki visi, su jumis yra Aušra. Kaip ir minėjau, šiandien prezentaciją vesime mes dviese su Natalija. Aš kalbėsiu apie pačią kompaniją, apie tai, ką mačiau ir dalyvavau visai neseniai. O Natalija šiandieną pristatys mūsų kompanijos produktą. Šiandien gal daugiau kalbėsime apie triugolniką mūsų, kuris yra pagrindinis mūsų produktas, nuo kurio reikia pradėti. Ir šiandien bus, kadangi Natalija tikrai labai gerai išmano tai, ką kalba ir supranta, jinai būtent pasakos, kaip tai veikia mūsų organizmas šitie produktai, gal ne kiek apie jų sudėtį, bet koks jų veikimas ir ant kiek jie yra unikalūs. Tai bus malonu pristatyti Nataliją, aš Aušra Stankevičienė ir mūsų pristatymas šį kartą bus gan įdomus. Tai jeigu pradžiai, tai noriu pasakyti, kad ateinant į kompaniją žmonėm yra labai svarbu, kur jie ateina, ką daro, tinklinė rinkodara turbūt daugam yra nesvetima. Ir kad ypatingi geri produktai visą laiką atsiranda per tinklinę rinkodarą ir tai niekam ne paslaptis. Nors būna kartais žmonės priešinasi, jiems galbūt labai patogu neiti į vaistinę nusipirkti produktą ir pasitikėti tuo, ką parekomendavo vaistininkas, bet iš tikro unikalus produktas tikrai jisai turi būti pristatytas, turi būti paaiškinta, kaip jisai veikia. Ir tikrai vaistiniai tuo neužsiema, būna produktas padėtas į lentyną, jeigu tu rasi, tau pasiseks, nerasi, bet aišku, daugiausia produktai nėra natūralūs. Ką mes šiandien kalbėsim? Kodėl aš šiandien pristatymę paruošdama parašiau skelbimą, kad mes kalbėsim apie unikalų produktą ir apie unikalią jo technologiją. Ir tai tikrai galiu pasakyti, tokie produktai nesenėta, tai yra naujiena rinkoje, kad taip efektyviai veiktų mūsų organizmą į 2-3 dieną, tikrai mes daugelis to esam neturėję, negirdėję ir nežinome. Ir verslas namuose būtent prasideda nuo to, kada žmonės gavę gerą produktą, pradeda apie tai dalintis. Ir kompanija iš tikrųjų labai gerą padarius rinkodarą. Tai yra labai geras būdas pirmiausia padėti sau, o paskui tu gali dalintis padėti žmogui ir tokiu būdu jis turės gerą sveikatą, tu turėsi ir gerą sveikatą, ir gerą atlyginimą. Ne? Tai daugelis ieško tokių galimybių ir galiu pasakyti, žmonės bando, kažką daro, jiems ne visada pasiseka. Galiu pasakyti, nežinau, ar tikrai čia reikia sėkmės, reikia tiesiog darbo, bet svarbu, kas yra labai svarbu, atsirinkti tikrai labai gerą veikiantį produktą ir be abejo labai svarbu atsirinkti kompaniją, kad jinai tikrai būtų sąžininga, kad jinai darytų viską tai, ką jinai pasakė. Ir aišku labai svarbu, kad jinai mokėtų už tavo padarytą darbą, nes vis dėlto viskas prasideda nuo pačios pradžios, kada kompanija nuo pirmų žingsnių pasidaro savo veiklos legalizaciją. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kompanija pirmiausia oficialiai registruoja savo veiklą, kad jinai tą gali daryti savo šaly ir visam pasauliui. Ir aš, kai dabar buvau nuskridus, mes buvome su visa komanda mūsų buvo iš Lietuvos ir aš tiesiog nusifotografavau paėmusi rankas sertifikatą registracijos, kad kompanija tikrai oficialiai yra įregistruota. Ir kompanija kapitalą pradėjo, jos visas kapitalas nuo pradžios yra $1,5 milijardo ir aš turėjau tokios garbės paklausti, kadangi pamatėm, kad kompanijos įkūrėjai pakankamai jauni dar, ambicingi, labai tokie užsidegę, sakyčiau, ir galiu pasakyti, kad jie tiesiog didžiuojasi savo šitų kūdikių
Kodėl sakau kūdikis, nes kompanijai dar tik metai bus šį mėnesį pabaigoje, kaip jinai išėjusi į rinką, o turi jau labai gerų rezultatų tiek dėl produkto, tiek dėl jo plitimo po visą pasaulį. Ir kapitalas tai yra sudėtas Levo, Jonathanas, Zimsas ir daktarė, užkrito dabar jos vardas, prisiminsiu. Daktarė, kuri būtent ir kuria šitus produktus, jie visi susimetė. Tai yra jų kūdikis, jiems jisai yra labai brangus. Ir būtent šitą modelį MLM rinkoje jie paleido dėl to, kad jie labai globaliai žiūri į šitą pasaulio rinką ir visų žmonių sveikatą. Ir ant kiek man pačioj Malaizijoj patiko, ant kiek jie tikrai, sakyčiau, jų ir temperamentas labai, jie tokie ramus, kaip sakau, inteligentiški, labai paslaugūs žmonės. Ir kada susipažinom su kuriais, tai tikrai buvo labai malonu su jais artimai bendrauti. Čia dabar įdėjau nuotrauką visą mūsų komandą, vat Leo motina yra. Ir čia mes visi nusifotografavom prie įėjimo į fabriką. Čia pačiam fabrike nuotrauką pasidariau ir bendradarbiaujant su įmonė, kada tu supranti, kad įmonė viską daro, kad tu būtum apsaugotas nuo visų rizikų. Ir tikrai visos tos rizikos yra būdingos ir tradiciniam versle, ir jos vyksta visur, bet kada tu ateini į tinklinę rinkodarą ir pirmiausia nori savo sveikatą susitvarkyti, ir kada tu tikrai atrandi gerą produktą ir tu jį, aš esu įsitikinus, kada jūs jį pabandot, jūs tikrai suprantat, kad jūs nepadarėte klaidos, atėjimas į kompaniją, jeigu netgi ir pradėtų uždirbti, tikrai nėra didelis, kaip aš sakau, prieinamas kiekvienam dirbančiam žmogui, tokiam, kuris nori uždirbti dar daugiau, kuris nebijo dalintis, nebijo kalbėti su kitais žmonėm ir be abejo jisai nori padėti jiems lygiai taip pačiai, kaip padeda savo. Rizikos prarasti pinigų čia nėra už tai, kad jūs nusipirkę paketą, jūs pradedat vartoti produktą, dalį produkto jūs galite parduoti ir jums sugrįžta pinigai. Ir labai žinot, kada gavau pakvietimą į šitą kompaniją, man tikrai buvo labai svarbu, kad ta kompanija viską pradeda naujai ir kitaip. Pas juos ypatingas produktas, pas juos unikalus marketingas, tai galiu pasakyti drąsiai, aš nuo 16 metų esu buvus keliose kompanijose, aš nuoširdžiai sakau, tokio marketingo neturi niekas. Mūsų komanda, mes padirbom kelius mėnesius ir mūsų 10 žmonių mūsų gavo kelionę į Malaiziją. Taip atsitiko, kad išskridom 7, bet padirbus kelis mėnesius, tai mes tiesiog atėjom ir pradėjom dirbti, dalintis informaciją ir visai netikėtai sužinom, kad mes, ypatingai mano partneriai, aš tai paskui man pranešė, kad aš jau skrendu, bet kai ir mano partneriai gavo tą dovaną, negana to, kad jie uždirbo pinigų, bet ir gavo dovaną skristi į kelionę, tai buvom lengvai sužavėti. Ir šiai dienai galiu pasakyti, kad vėl yra paskelbtas konkursas skristi į Dubajų ir jau iš mūsų komandos jau 4 žmonės jau žino, kad skrenda tame tarpe ir aš ir dar 3 mano komandos partnerės. Jūs įsivaizduokit, kaip yra smagu, ant kiek lengva, paprasta tą daryti. Ir dar galiu pasakyti, tikrai labai svarbu atkreipti dėmesį, jeigu jūs ieškot pajamų šaltinio, jūs ieškot gero produkto, apie kurį jūs išgirsit šiandieną iš Natalijos, ne? Bet labai svarbu patekti į kompaniją, kada tik tai kūrėsi komandos, kada dar tik po truputį skleidžiasi informacija. Labai svarbu būti pirmiem tarp pirmų, ne? Ir pirmi metai mes Lietuvoje dar tik kūrėmės, dar mūsų komandai tik tai kūrėsi, ne? Mes dar tik mokinamės dirbti, ne?
pirmi metai yra labai svarbus, nes jūs galite susikurti komandą ir jūsų uždarbis sieks virš 100 000 ir daugiau kas mėnesį. Ir jeigu jūs nors tiek esate girdėję, kiek uždirba tinklinės rinkodaros lyderiai, tie, kurie padirba taip nuoširdžiai pirmus metus, jūs sužinosite, ypatingai Amerikoje, jie labai kažkaip deklaruoja tuos skaičius, tarp 3 milijonų, pavyzdžiui, paėmus 3 milijonierius, 2 yra iš tinklinės rinkodaros. Tai kadangi Lietuva pati nekuria tokių kompanijų, tai mums yra galimybė pasinaudoti šiuo atveju Malaizijos sukurtą kompaniją, ne? Ir galiu pasakyti, aš labai džiaugiuosi, kad šita kompanija ne Europos, ne Rusijos, ne kažkieno, o būtent tų žmonių, kurie labai atsakingai ir nuoširdžiai daro tai, ką jie nusprendė. Jų vizija ir misija yra labai plati, kaip aš sakiau, ne? Ir netgi buvo toks, kada mes bendravom ofise, toks pasakymas, kad jeigu jie negauna kažkokio tai ingrediento, ir aišku, pirmais metais tikrai būna, tai jie vis tiek laukia, viską daro, kad būtent įdėti tą ingredientą, kurie yra uždeklaruoti produkte, kurie jau turi patikrinimą, patentuoti, ne, ypatingai daugiausiai ingredientus perka iš Europos, ne, jie nieko nenori keisti, kad tik nenukentėtų produkto kokybė, kad jie išliktų prie to, nuo ko jie pradėjo. Ir ta atsakomybė, žinokit, palietė mus visus, ant kiek jiem ne tas pats, koks šis produktas, jiem ne tas pats, ką apie juos kalbės, jie girdi kiekvieną tavo pasakytą žodį ir tai yra be galo smagu bendradarbiauti su tokia kompanija. Tai padirbus pirmus metus, jau paskui iki 3 metų uždarbį jūs irgi gali susikurti komandą ir pasidaryti ir 10 000 ir daugiau per mėnesį. Tikrai čia nuo kiekvieno asmeniškai priklauso. Marketingas labai dosnus, bet tikrai dirbti reikia. Niekada nesakiau ir nesakysiu, kad tinkliniai rinkodaro yra kažkokios tai pasyvios pajamos, ateikite, jums čia nieko nereikės daryti, už jumi ten kažkas padarys, jūs tik ateikit, užsiregistruokit. Tikrai ne. Tikrai ne. Ir jeigu jūs norit būti vartotojas, be galo pas mus naudinga jums turėti savo tą kabinetą, savo mini parduotuvėlę tokią, ne, mini gali ir labai didelė pasidaryti, priklausys, kiek jūs užsisakinėsit prekių, kada jūs atsidarot savo akauntą kompanijoje, ne, jūs galite pirkti produktą tiek, kiek norit, 30% pigiau, negu parduodamas yra dabar jisai šiandien dienai rinkoje. Tai pats aktyvavimas savo kabineto kompanijoje jums tikrai yra labai naudinga ir tikrai rekomenduoju tą daryti. Ir dar galiu pasakyti, kad greitų laikų kompanija registruos mus į Lietuvą ir mes turėsime ir sandėlį, ir ofisą. Viskas vyksta labai greitai, man prižadėjo, kad jau rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį atskris pats kompanijos įkūrėjas ir pradės tvarkyti visus tos reikalus. Tai va, paskui jūs supraskite, kada jau susikuria komandos tinklinė rinkodara ir išsiplečia, jau 3, 4, 5 metai ir toliau, jau daugiau suburiami yra vartotojai, jų aptarnavimas. Ir aišku, tie uždarbiai jau šiek tiek mažesni. Tai todėl dabar raginu nesnausti, tie, kurie jau užsiregistravote arba planuojate ir dar kažko dėlisite, tai tikrai registruokitės, rašykite, klauskite, sužinokite, kaip tą padaryti ir būtinai tą padarykite. Tai dar noriu pasakyti, kad dabar kartu su įmonė jūs galite prieiti prie visų pasaulio šalių. Aišku, mes galime registruoti visus žmonės iš Europos, iš Rusijos, Kazachstanas, viskas aplinkui, kas yra Europa. Tai tikrai, kada jau registruojat partnerį, jūs reikia pasiklausti.
Ir sužinojom, kodėl ne visus mes galim partnerius registruoti, todėl kad kitose šalyse marketingas yra kitoks ir jisai mums jau nebepriimtinas, kada mes pripratę prie tokio, ne? Ir tai va, tai kompanija labai oficialiai atsižvelgė į tai ir suskirstė pagal regionus, kad visiems būtų gerai ir pagal pragyvenimo lygį, ir pagal įstatymus. Tai va, tai ir dirbti oficialiai kompanijoje ir arba vartoti produktą gali bet kuris tiek lietuvis, tiek Europos žmogus ir visai nesvarbu, kiek jūs daug vartosite, aš dar gal paskui apie tai pakalbėsiu. Daktarė Čian, prisiminiau. Daktarė Čian, buvom su ja asmeniškai susitikę, mes pietavom ir jai jau yra nusiųsti visi klausimai, kurie iškilo mūsų partneriams, nes mes turėjome labai nedaug laiko su ja, bet labai išsilavinus moteris, jau atidarius 10 kliniką dabar Malaizijoje atidarinėja, tikrai moteris, kaip sakau, savo rogėse. Ir tiek apie produktą labai šiltai pakalbėjo, būtent jinai pasakė apie mūsų būsimą naują produktą, kuris ateis pas mus į rinką, mes jį gavom dovanų, parsivežėm, dabar mes testuojame pačios ant savęs, tai produktas, kuris skirtas grynai organizmo, gal sakyčiau, daugiau svorio mažinimui, lieknėjimui, figūros pagražinimui. Misteris Leo, tai tikrai jaunas ambicingas vyrukas, jau turėjęs patirties tinklinėje rinkodaroje ir su visų kapitalu atėjo ir prisidėjo prie šitos kompanijos įkūrimo. Jonathanas irgi labai ambicingas, su didelė patirtim irgi pardavimuose. Ir Zimsas labai man patiko, žmogus išlaikytas, jisai, kiek supratau, geras ekonomistas ir jie visi keturi sudaro šitą kompanijos branduolį, kurie eina koja kojon ir, kaip ir sakau, ambicijos jų labai didelis ir tai jautėsi, matėsi ir matėsi jų pagarba vienas kitam, dėmesys lygiai taip pačiai kaip ir mums. Sertifikatai, klinikiniai tyrimai, viską kompanija turi, tuo galite net neabejoti ir juos visus jie turėjo ir ofise ir aišku, žmonės, kurie daugiau supranta, jie gali ir daugiau pasidomėti, sertifikatai viešoje vieta. Niekas jų neslėpia. Kompanija tikrai, kaip sakau, viską daro sąžiningai ir viską daro pagal įstatymus. Dar jeigu grįžti prie pačios veiklos trumpai, ką mes matėme, kas yra labai svarbu iš tikro daro renkantis kompaniją, kad kompanija būtų patys gamintojai. Tai galiu pasakyti, kad mumi labai tai sumotyvavo. Kompanija jau yra įsigijus 3 fabrikus. Mes buvome viename iš jų, kiti dar nėra paleisti. Ir šito vieno fabriko dar, kaip kiti sako, nedidelė gamyba. Mes ten pafilmavom kelis tik tai patalpas, kurias mums leido pasižiūrėti. Galiu pasakyti, kadangi pati turėjom mėsos perdirbimo įmonę su vyru, tai aš tikrai žinau, kad negalima įleisti žmonių į patalpas ir mes buvome įleisti tik ten, kur galima buvo įleisti, mes buvom ir baltais chalatais aprengti ir taip toliau. Tai ką aš noriu pasakyti, kad viskas automatizuota, suteikta labai gerai įranga. Visi agregatai iš nerūdijančio plieno metalo niržaviai, kada vadinamasi girdėjome, jie yra rinkoje labai brangus tokie aparatai ir viskas daroma su aparatais, dozuojama, formuojama su aparatais, o jau į dėžutes, mūsų labai gražios dėžutės yra
produktų jau į dėžutes deda rankomis, tai apčiupinėja kiekvieną pokelį su tokia meile tos moteris taip gražiai mums ir pasišypsojo ir kaip sakau, mus gražiai sutiko su meile, tai vat vėl mama dirba, tai žiūri viską tenai, paskui jau mes kitoj patalpoj matėm dar pripirkta labai daug celofano agregatų, kurie dar nepanaudoti. Tai reiškia, kompanija labai operatyviai pasiruošus jau didesniai gamybai išeiti dar platesnius vandenis. Tai kad kartais partneriai sako, tai gal čia produktų pritruks, jauna kompanija, galiu patikinti, tikrai to neatsitiks, už tai, kad jie labai į tai žiūri atsakingai. Ir kol kas mums siunčia į Lietuvą nemokamai produktus, todėl mes juos turime. Aišku, kelionė užtrunka, bet iš tikrųjų tikrai viską daro tą, ką pažada. Tai va, tai perspektyvos kompanijos labai didelės ir tie fabrikai 3 nebereikalo yra nupirkti, ne? Už tai, kad jų labai didelės ambicijos, kuo daugiau, kad apie šitą produktą sužinoti. Kaip visą tai vyks per mus? Kuo mes daugiau dalinsimės, kuo mes daugiau kalbėsime, tuo mes daugiau pasieksime žmonių. Ir ateičiai planų labai daug, kaip ir minėjau, naujų produktų gamyba ir žmonių pavaišino nauja kava, kurie jau gavome dovanų kavos, kuri bus išleista. Paskui naujų gamyklų dar statymas ir akcijų paleidimas ir daug kitų dalykų, planų labai daug. Tai yra kompanija vaikų produktų liniją suplanavus išleisti grynai vaikučiams ir higienos priemonių bus, kiek žinau, ir planuojama ir šiek tiek buitinių gal, bet produktų labai daug kompanijų nebus ir ačiū Dievui, nes tikrai labai sunku, kada dirbti daug produktų ir kada žmogui ir tą siūlyti ir tai nežinai, ką jam ten pasiūlyti. Tai kada yra nedaug, o labai geri, tai yra pats geriausias variantas. Tai šiandieną aš turbūt pabaigsiu toliau paskui apie marketingą. Dar noriu pasakyti, kad kompanija 23 metais, pernai metais, gruodžio mėnesį gavo apdovanojimą. Mes jį paprašėm, kad parodytų, bet Jonathanas labai atsiprašė, kad, sako, išvežtas tai buvo iš Malaizijos pas save, jis tai buvo išsivežęs. Ir norėjom nusifotografuoti su šitų sertifikatų, bet nieko tokio. Tai galiu pasakyti, kad gavo apdovanojimą už kokybę, veiksmingumą ir aukštus gamybos standartus. Tai kompanija tik pradėjus veikti, jau gavo apdovanojimą Dubajuje. Supraskite, Dubajuje parodos būna labai didelės, visokie konkursai. Tikrai nėra taip lengva gauti už ačiū tokį apdovanojimą, tikrai reikia jų užsitarnauti. Reikės Global kompanija jau turi tokį apdovanojimą. Ir dabar perduosiu žodį Natalijai. Mes turime kompaniją, pirmi 3 yra mūsų pagrindinis trikampis ir 2 produktai vyrams. Unikalūs produktai, šiandien gal labai stipriai jų neliesim ir moterims labai geras produktas. Šiandien, kaip ir sakiau, aš kviečiu Nataliją jungtis, užleidžiu jai pristatyti mūsų auksinį trikampį, kuris tikrai mūsų organizme daro stebuklus. Tai Natalija, ar mane girdi? Girdžiu. Žinot, aš tikrai galiu pasakyti, kad trikampis daro stebuklus. Netgi po naudojimo, kada jau tuščia dėžutė, žiūrėkit, kaip elegantiškai galima atvėsinti savo kūną. Tikrai tai yra labai naudinga. Žinot, aš šiandien noriu pakalbėti labai rimtą temą. Dažniausiai aš kalbu žaismingą
labai mėgstu parodyti kažkokią žaidimą, parodyti kažkokią žaisliuką, o šiandien tema bus labai rimta. Ir aš jums galiu pasakyti, gal jūs ir nusiminsit, kad mes visi senstam. Ir žinokit, ir mirsim. Čia yra vienintelis dalykas, kuris tikrai nieko neaplenks. Tikrai nesenėjimą, nemirtis. Tik tai klausimas, kada ir kokia bus kokybė. Tai va, šiandien aš noriu papasakot, gal jūs ir patys labai daug žinot, bet noriu papasakot iš tikrųjų, kas tai yra senėjimas. Kad paskui jūs suprastum, kad neužtenka pailsėti prie ežero, neužtenka užeiti į vaistinę, prisipirkti ten keletą kažkokių ingredientų, kažkokių vitaminų, kadangi senėjimas tai yra sisteminė liga. Tai yra liga. Iš tikrųjų tai yra liga. O kadangi tai yra sisteminė liga, tai sistema turi koreguoti sistemai. Tam pas mus išleistas sisteminės sistema, kuri veikia, žiūrėkit, viso pirmiausia, kalandardas veikia mūsų virškinimo sistemą, veikia sunrise dienos metu ir veikia nakties metu. Labai paprasta viskas. Ta prasme, senstam mes visą parą, tai reiškia, kad veikimas, atstatinėjimas turi būti irgi visą parą. Kaip vakar pasakė viena mano клиенте и pasakė, Наташа, ты знаешь, мы не только стареем ночью, но мы еще и гнием. Taip nemalonu buvo, bet paskui aš supratau tą esmę, kas tai yra puvimas. Naktį mes pūnam. Nemalonu, ne? Bet bus ir gerų naujienų, žinot. Aš jums dabar papasakosiu, kas tai yra organizmo senėjimas. Tai yra labai sudėtingas ir daugiafunkcinis procesas, kuris apima labai daug visokių biologinių mechanizmų. Ir pagrindiniai senėjimo mechanizmai yra, paklausykit, DNR pažeidimų kaupimas. Su amžium didėja DNR pažeidimų skaičius, kuris sukelia įvairius veiksnius, tokios kaip ultravioletiniai spinduliai, cheminės medžiagos ir klaidos DNR replikacijos metu. Ląstelės gali taisyti pažeidimus, tačiau su amžiumi šių mechanizmų efektyvumas tikrai mažėjo. Ir nesvarbu, kaip jūs atstatinėjat savo organizmą, ar einat pasivaikščioti į mišką, arba gulit prie ežero, vis tiek tai vyksta. Tai be abejo, tai sukelia mutacijai pažeidimų kaupimas. Sekantis mechanizmas tai yra telomerų sutrumpėjimas. Telomerai tai yra tokie chromosomai, nesvarbu, jūs galite ir nežinot, tiesiog aš trumpai paaiškinsiu, kurie turi tokius ūsiukus, galūnės tokios, kurie apsaugo DNR nuo degradacijos. Degradacija, jūs suprantat, kas tai yra. Kiekvieno ląstelės dalymosi metu telomerai tampa trumpesni. Ta prasme, kad pas mažą vaiką telomeras ilgas, par seną žmogų jau trumpas. Tai ta prasme, kad ta apsauga vis mažėja ir mažėja. Kai tampa per trumpi, ląstelė nustoja dalytis ir pereina į senėjimą ir apoptozę. Apoptozė tai yra programuotas ląstelių mirtis, mūsų mirtis. Sveikinam. Toliau, kas vyksta organizme. Galbūt biški sudėtinga, bet vis tiek jūs privalot tai išgirsti. Epigenetiniai pokyčiai. Epigenetiniai pokyčiai yra modifikacijos reguliuojančios genų aktyvumą. Čia nieko jums nesako, bet tie pokyčiai
gali pakeisti DNR sekos. Su amžiumi vyksta tokie pokyčiai, kurie gali paveikti ekspresiją ir pridėti prie senėjimo. Toliau eina oksidacinis stresas. Apie oksidacinį stresą turbūt visi jūs girdėjot. Jisai atsiranda dėl laisvųjų radikalų perteklių, nestabilių molekulų, kurie pažeidžia ląsteles. Organizmo antioksidacinė sistemos padeda neutralizuoti laisvuosius radikalus, tačiau su amžiumi jo efektyvumas mažėja. Ir tai sukelia ląstelių pažeidimus. Toliau, mitochondrijų disfunkcijas. Jūs suprantat, kokie organizme pokyčiai pas mus su amžiumi prasideda. Ir tai prasideda ne nuo 70 metų, brangiai, o nuo 35. Tai va, mitochondrijų disfunkcija. Mitochondrijos yra organėlis gaminančias energiją ląstelėse. Su amžiumi jų funkcija blogėja ir tą lemia energijos gamybos sumažėjimą ir laisvų radikalų gamybos padidėjimą. Tas savo ruožtu sustiprina oksidacinį stresą. Stipru pasakyta labai. Toliau, kamieninių ląstelių aktyvumo sumažėjimą. Jūs turbūt girdėjot, kad yra kamieninės ląstelės. Kamieninės ląstelės gali savarankiškai atsinaujinti ir diferencijuotis į įvairius ląstelių tipus. Su amžiumi jų aktyvumas mažėja ir tai riboja audinių gebėjimą regeneruotis ir atsinaujinti. Toliau, pažeistų baltymųjų ląstelių komponentų kaupimas. Su amžiumi didėja pažeistų ir neteisingai sulankstytų baltymų kaupimas, šiukšlės, kurie gali sutrikdyti ląstelių funkciją. Tai susijęs su mažėjusiu ląstelių valymo sistemų, tokių kaip procesamos ir autofagija. Prisiminkit šitą žodį autofagija, aš paskui paaiškinsiu jums, kas tai yra. Čia yra mylimiausia tema mano. Sisteminis uždegimas, tai yra irgi visi mūsų lėtinės lygos, senėjimo uždegimai, tai yra prasideda nuo ilgalaikio streso, infekcijų ir kitų pažeidimų poveikių ir tai lemia nuolatinį imuninės sistemos aktyvaciją į audinių pažeidimus. Baisu. Taip, ląstelių senėjimas gali pereiti į senėjimo būseną, kurioje jos nustoja dalytis, bet nemiršta. Šios senstančios ląstelės gali išskirti kenksmingas medžiagos, kuri sukelia uždegimą ir pažeidžia aplinkinius audinius. Irgi baisu. Hormonų disbalansas. Su amžiumi keičiasi hormonų, tokių kaip estragenas, testosteronas, augimo hormonas ir kiti lygis. Tai gali paveikti įvairius fiziologinius procesus ir prisidėti prie senėjimo. Visi šie mechanizmai sąveikiauja tarpusavy ir sudaro sudėtingą procesų tinklą. Ta prasme, kad čia yra procesas, tai yra sistema. Ir sistemai reikia padėti mūsų sistemai. Ir reikia suprasti, kad mes niekur nedingsim, mes pasensim. Ir reikia šiandien jau pagalvoti apie tai, kokią kūną mes paliksim savo vaikam. Ar lengvai jiems bus su mumis po 20 metų, pavyzdžiui, man 58, tai aš tikrai galvoju, kaip aš atrodysiu ir kokia mano sveikata bus, kada man bus kaip mano mamai 78 metai. Ir aš galvoju apie vaikus, ką jie darys su manim po 20 metų, ir aš galvoju apie savo mamą. Dėl to čia šita tema skirta absoliučiai visiems. Nesvarbu, kiek jums metų. Bet yra labai gera žinia, kadangi ląstelės sugeba atsinaujinti.
arba taip kitaip vadinasi regeneracija. Regeneracija vyksta pastoviai pas mus. Regeneracija tai yra toks procesas, kai naujas ląstelės pakeičia senas ir pažeistas. Šis procesas svarbus audinių ir organų sveikatai, bet funkcijom palaikyti. Ląstelių atsinaujinimas vyksta skirtingų greičių, priklausomai nuo audinio tipo. Yra paplitęs įsitikinimas, kad žmogaus organizmas visiškai atsinaujina kas 7–10 metų. Tačiau šis teiginys pasirodė yra ne visiškai tikslus ir reikalauja patikslinimų, nes ląstelių atsinaujinimo greitis labai skiriasi priklausomai nuo audinių ir ląstelių tipų. Tai iš karto aš galiu atsakyti į klausimą, kada jūs galėsit pamatyti kažkokie pokyčius kažkokius. Ta prasme, jūs pradėjot vartoti produktą ir klausimas, o kada aš pamatysiu, ar tas produktas veikia arba ne. Tai va, atsakymas toks. Epitelinis ląstelės, pavyzdžiui, tai mūsų oda, žarnynas, atsinaujina kas kelias dienas ar savaitės. Tai aš jums galiu iškart pasakyti, po savaitės jūs jau pamatysit, kad jūsų oda tampa kitokia, maloni. Jeigu yra kažkokių pigmentinių dėmių, jūs pamatysit, kad tos dėmės pradeda kažkaip dingt nuo jūsų odos. Kraujo ląstelės atsinaujina skirtingų greičių. Eritrocitai kas 120 dienų, trombocitai kas 7 dienas, leukocitai nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Raumenų ląstelės atsinaujina lėčiau. Procesas gali užtrukti kelias mėnesius ar netgi metus. Kaulų ląstelės atsinaujina maždaug kas 10 metų. Tai reikia pagalvoti iškart apie moterišką problemą kaulų retėjimą. Tik tai po 10 metų. Tai reiškia, kad dabar jau reikia pagalvoti, kaip tu atrodysi, kokios būklės bus tavo kaulai. Ir tai ne iškart kaulai atsinaujina, o palaipsniui. Nervų ląstelės, kai kurios smegenų ir nervų sistemos ląstelės visai nesikeičia. Arba tai daro labai lėtai, nors kai kuriuose smegenų dalyse gali būti ribotas atsinaujinimas. Ir dėl to labai reikia pagalvoti apie tai, po 20 metų, pavyzdžiui, kaip aš turėsiu demenciją ar ne. Tai reiškia, apie tai aš dabar turiu galvoti. Ir jūs turite apie tai pagalvoti dabar. Jūs turbūt žinot, kas tai yra demencija. Taigi, organizmo atsinaujinimas yra nuolatinis ir nevienodas procesas. Nėra konkretaus laikotarpio, per kurį visas organizmo ląstelės atsinaujina vienu metu. Praktiškai kai kurios ląstelės ir audiniai atsinaujina greitai, o kiti gali likti nepakitę visą gyvenimą. Apie ką aš dabar, prie ko aš dabar vedu. Yra gera naujiena, tikrai, nors ir čia buvo tokia įžanga mano nelabai maloni. Aš jums priminiau, kad mes visi mirsim, bet mūsų kokybės, gyvenimo kokybė priklauso nuo mūsų ir mes nuo šiandien galim savo padėti. Galim padėti savo vaikam, kurie paskui negalvos į kokio senelio namus mus išvežti. Mes galim padėti savo tėvam, kurie jau dabar turi kažkokių senėjimų požymių. Ir ačiū Dievui, jeigu mūsų tėvai gyvena savarankiškai ir nereikia prižiūrėti ir sėdėti prie lovos. To aš jums linkiu. Ir tai visą galima padaryti su mūsų produktais, kurie
nemaitina organizmą, atstatinėja organizmą. Ir žiūrėkit, kokie veiksmai įtakoja ląstelių atsinaujinimą. Tai jau gera tokia žinia jums. Aišku, kad regeneracijos greitis lėtėja. Jauniems žmonėms ląstelės atsinaujina greičiau negu seniem. Labai daug mityba daro mūsų sveikatai. Apie tai mes nekalbėsim, tai yra ne mūsų tema šiandien. Bet ką aš noriu pasakyti, jeigu mes pavartosim 3 produktus 4 mėnesius, tai yra būtiniausias ciklas. Ne 1 mėnesį, ne 2 mėnesius, ne 3, o 4. Mūsų organizmas iš naujo gali atsistatyti savo sugebėjimą paimti maistinės medžiagos ne iš buteliukus, o iš maisto. Ta prasme, kad mes būtent mūsų produktų dėka galėsim daugiau gauti savo organizmui to, ko, pavyzdžiui, kažkas negauna. Kažkas nevalgo ten kažkokių salotų, negali valgyti. Kažkas negali valgyti ten žuvies, pykina. Tai mūsų produktai daro tokį stebuklą. Toliau. Hormonai. Kai kurie hormonai, augimo hormonai, įtakoja ląstelių dalymąsi. O mūsų sistemoje, ypač jeigu kalbėt apie naktinį produktą, būtent tas veikimas ir yra. Nakties metu jūs turbūt visi žinot, mes ir pasveikt galim, vaikai auga, bet ne tai, kad auga, ne tai, kad pasveikimas eina, bet ir hormonų subalansavimas. Tai čia yra mūsų produktas. Tai hormonai tikrai padeda subalansuoti ir atsistatyti mūsų ląstelės. Fizinė veikla, tai aišku, viskas. Reikia sportuoti. Reikia sportuoti ir jeigu sėdėsit prie kompo, tai aišku, kad kažką reikia su savim daryti. Apie tai mes šiandien irgi nekalbėsim. Miegas. Vėlgi. Šitas produktas tai yra pagrindinis miego kokybės gerinimo ir mūsų gyvenimo gerinimo ir senėjimo procesų stabdymo mūsų organizmą. Miegas yra toks dalykas, kuris sugeba lėtinti ląstelių regeneracijos procesą. Taip, toksinai, stresas, genetika, čia yra visi tie dalykai, kurie gali pakeisti mūsų regeneracijos sugebėjimą atsistatyti ląstelės. Ir jeigu mes sumažinsim streso lygį, tai yra vėl tas pats. Ir aš jums paskui papasakosiu, kas čia yra, kodėl tai yra labai veiksmingas produktas. Stresas sumažinimą, toksinų ir kenksmingų medžiagų, rūkymas ir alkoholį. Tai lėtina ląstelių regeneraciją ir didina ląstelių pažeidimus. Tai va, senos ir pažeistos ląstelės organizme paprastai pašalinamas keliais pagrindiniais būdais. Aš jums galiu pasakyti tik vieną. Jeigu mes gerai maitinsim, jeigu mes nestresuosim, jeigu mes gerai miegosim, jeigu mūsų hormonų pusiausvyra, balansas bus tinkamas, tai mes sugebėsim sustabdyti savo senėjimo procesus. Tam vėlgi padeda mūsų produktai.
Tai dabar aš labai trumpai galiu pasakyti, kad su amžium įvairių medžiagų gamyba organizme mažėja, prie ko aš noriu privesti. Ir tai gali paveikti bendrą sveikatą ir savijautą. Visų pirmiausia, su amžium pas mus mažėjo kolagenas. Kolagenas tai yra pagrindinis baltymas atsakingas už odos, kaulų, saugyslių ir raiščių struktūrą. Mažėja. Galima be abejo nusipirkti kolageną atskirai. Einat į vaistinę, kolagenas pigiausias kainuoja 40 €, pigiausias. Brangiausias, tas, kuris tikrai veikia virš 100 €, galima sau padėti tikrai, bet palaukit. Toliau, mažėja pas mus hialurono rūgšties. Tai yra hialurono rūgštis, kuri svarbi odos drėkinimui ir sąnarių skysčių palaikymui. Kodėl senutės, kuri turi jau daug, amžius jau toks labai garbingas, visi eina taip vos dėl to, kad skysčius sąnariuose jau nebėra. Trinasi viskas skauda. Mūsų produktai irgi padės. Melatoninas irgi su amžium mažėja. Yra melatoninas vaistiniai, irgi kainuoja ne kosmosą, 30-40 €. Galima nusipirkti. Tai hialuroną galima nusipirkti, kolageną, melatoniną, augimo hormoną galima nusipirkti, netgi yra tokie papildai, kurie labai daug ten rašo apie tai, kad čia yra augimo hormonas, kuris skatina ląstelių atsinaujinimą, regeneraciją. Testosteroną galima nusipirkti, kuris mažėjo pas mus. Mes moterys irgi turim testosteroną, estrogeną, progesteroną, viskas atskirai galima nusipirkti. Koenzimai irgi Q10 mažėja su amžium. Čia yra labai didelė problema iš tikrųjų. Dėl to, kad tai yra pagrindinis fermentas, kuris gaminasi pas mus organizme, o mes bėgiojam į vaistinę ir švaistom tos pinigus. Perkam koenzimą Q10, kuris kainuoja 30-40 €. Fermentai visokie, serotoninas mažėja, lecitinas. Pažiūrėkit, kiek daug aš visokių medžiagų dabar jums išvardinu. Yra gera žinia. Visi, kas pradeda vartoti mūsų produktus, tai yra naktis, tai yra diena ir tai yra virškinimo sistemos sveikata ir atstatymas. Galima sutaupyti. Ta prasme, kad visi mūsų produktai, apie ką aš pasakiau, skatina organizmą gaminti vėl lecitiną, serotoniną, konfermentą Q10, fermentus, virškinimos fermentus, augimo hormonus, testosteronus, estrogeną, progesteroną. Girdit, ką aš sakau? Jūs jau sutaupysit krūvą pinigų. Hialuroną, kolageną, melatoniną. Tai čia yra fantastika tiesiog. Ir kaip pavyksta tokiem, kukliam produktam padaryti tokį veikimą mūsų organizmo. Aš galiu pasakyti, kiekvieną šitą pakuotę, jeigu perskaityt sudėtį, nuo 15 iki 20 ingredientų. Šitas produktas, virš 15. Šitas produktas irgi turi virš 15 ingredientų. Ir šitas produktas virš 15 ingredientų. Šiandien aš jums apie tai nepasakosiu. Aš noriu papasakoti jums tiesiog, kokiu būdu, dėl ko
mūsų produktai tokie veiksmingi. Aš jums labai trumpai paaiškinsiu, kokie ingredientai, į ką reikia atkreipti dėmesio. Žiūrėkit. Visų pirmiausia, kas mums reikalinga, tai yra mūsų virškinimo sistemos sveikata. Dėl to, kad mūsų mikrobiomas, kuri pas mus, aš netikiu, bet taip yra, nuo 3 iki 4 kilogramų mes turim tiek kilogramų mikrobiomą, kurią reikia ir atstatinėti, ir reikia pamaitinti, ir reikia ir pagarbinti. Ta prasme, kad reikia išvalyti mūsų sistemą. Žiūrėkit, kas yra šitam produkte. Taip, aš taip padariau, žiūrėkit. 3 pagrindiniai tokie karaliai ingredientai Kalangarda. Visų pirmiausia, tai yra patentuota formulė, kuri yra visiems, pavadinimas labai visiems pažįstamas, tai yra kefir. Bet ne tas kefyras, kurį mes šaltibarščius valgom, o čia yra patentuotas produktas, kuris turi sertifikatą, kuris turi 7 štamus, ne mūsų Žemaitijos pieno kefyras, kur nieko nėra. Kada sako, tai aš gal paprastą kefyrą išgersiu, kam man tas papildas reikalingas, kibritį ne. Kefyrą jūs tiek neišgersit. Minimum 3-4 litrus reikia gerti kiekvieną dieną. Aš nežinau, aš tai nesugebėsiu. Bet čia labai paprasta. Kalangardas turi tą ingredientą, kuris ne tik tai atstatinėja mūsų mikrobiomą, bet ir turi 28 aminų rūgštis. Apie aminų rūgščių naudą sveikatai aš nekalbėsiu, tik tai atkreipkite dėmesį, tai yra 28 rūgštis. Taip, čia yra super. Tai va, ir plus čia be abejo yra, kadangi tai yra probiotikas ir prebiotikas, be abejo čia yra B kompleksas, vitaminų B kompleksas. Toliau, Kalangardas. Kalangardas turi stebuklą. Tai buvo mano atradimas. Tai yra prancūzų laboratorijos, prancūzų kompanija užpatentuotas ingredientas. Vadinasi FitNS. Kas tai yra? Aš buvau, tikrai buvau šoke dėl to, kad čia tiek polifenolių, tai, čia yra tiesiog skrynia kažkokia, kažkas nerealaus. Dėl to, kad aš žinau, kiek, žinot turbūt, kas tai yra polifenoliai. Pavyzdžiui, kas mėgsta raudoną vyną, visi žino, kad raudono vyno polifenolis labai gerai veikia mūsų širdies ir kraujagyslių sistemą. Bet ten alkoholis, tai nieko gero. Tai čia yra veikimas tas pats, tik tai ne vienas polifenolis, o visas kompleksas. Ir kiekvienas tas polifenolis arba fisicinas, kuris žiauriai daug kainuoja. Aš pirkdavo fisiciną, polifenolis, 60 eurų mėnesiui man buvo. Ir kada aš pamačiau, kad va čia yra tie polifenoliai, man tai buvo iš tikrųjų šokas. Sekantis toks labai įdomus produktas, tai yra, ne produktas, atsiprašau, ingredientas. Vadinasi Synfor Gastr Tip. Aš taip kažkaip neatkreipiau dėmesį, paskui galvoju, reikia paskaityti, kas tai yra. Ir vėl šokas. Čia yra tokios bakterijos, kurie gali sureguliuoti mūsų gyventojus, kurie gyvena pas mus. Kas antras žmogus turi tą bakteriją. Vadinasi Heliobakterija. Heliobakterija tai yra
tie bjaurybės, kuri ne tik tai gastritą gali sukelti mūsų organizme arba refliuksą, bet netgi ir taip, netgi gali skrandžio vėžį. Tai va, o čia yra profilaktika nuo skrandžio vėžio. O čia yra 3 tie produktai, apie kuriuos reikia žinoti, tiesiog reikia žinoti ir jau reikia paskaičiuoti, kiek gali kainuoti šitas reikalas. Toliau einam. Čia yra pagrindinis, nuo ko reikia visada pradėti. Čia yra žarnyno ir virškinimo sistemos sveikata. Toliau, mano mylimiausias, Sunrise. Sunrise tai yra priemonė, kuri mus saugoja ir atstatinėja dienos metu. Nu, čia matosi obuoliukas, vynuogės, bet čia nėra tų ekstraktų, žinokit. Jokių obuolių ten nėra. Čia yra kamieninės ląstelės. Šveicarai užpatentavo tą atradimą nuo 2008 metų. Šveicarai sukūrė produktą, kuris vadinasi ingredientas Fitacel. Fitacel obuolių šveicariškių ir Fitacel vynuogių. Kas tai yra? Tai yra kamieninės ląstelės. Iki šiol, koks unikalumas, iki šiol, iki 2023 metų Fitacel parduodamas buvo tik tai išoriniam naudojimui. Mes, tai yra vienintelis pasaulyje dabar produktas, kuris turi Fitacel ne išorinių, o vidinių naudojimų, vidiniam naudojimų. Ir kas tai yra? Tai yra apsauga nuo saulės viso pirmiausia ir plus mūsų grožis. Norit gerai atrodyti ir nesvarbu, kiek jums bus metų, prašau, Fitacel jums padės. Sunrise. Sekantis ingredientas Sunrise'o. Čia tas ingredientas, dėl kurio aš atėjau į šitą kampaniją. Tai yra labai toks romantiškas pavadinimas monokleido nikotinimiatas. Trumpai NMN. Tai yra ingredientas, kuris stabdo senėjimą. Aš naudojau iki Yes Global kompanijos įstojimą, jeigu taip galima pasakyti, šitą produktą. Čia originali iš to gyvenimo, iš praeito gyvenimo originali bonkutė, kainuoja 60 eurų mėnesį. Pamačiau, kad čia yra NMN, pasakiau, okei, man daugiau nieko nereikia gyvenime. Jeigu čia yra, tai aš čia ir būsiu. Čia yra antisenėjimas. Toliau, koks yra čia produktas. Jūs turbūt visi žinot, kad su amžium mūsų akytės nelabai gerai mato. O paskui, kada prasideda visokių ten regeneracijos procesų, kataraktų, dar kažkokių nesąmonių, tai tada jau viskas jau pozna batinka. Tai va, šitam produktui yra 2 ingredientai – liutegen ir zeagen. Čia yra iš sirenčių. Tai yra ne liuteinas, kaip mes pripratom vaistiniai pirkti. Jūs vaistinį tų ingredientų nerasit. Tie ingredientai yra tik tai pas mus. Liutegen ir zeagen, kurie regeneruoja, atsiprašau, mūsų sugebėjimą gerai matyti. Žinokit, čia yra irgi bomba. Ir toliau, mano mylimiausias ingredientas, tai yra spermidinas. Irgi galima atskirai nusipirkti, ir vaistiniai būna, man atrodo.
ir per internetą viena bonkutė kainuoja 50 eurų mėnesiui. O kas tai yra spermidinas? Kada aš jums pasakoju apie senėjimą, kad tai yra labai rimtas procesas ir kas gali sustabdyti tą procesą. Atsimenat, aš jums pasakiau tada, prisiminkit autofagiją. Autofagija, kas tai yra autofagija? Autofagija tai yra šiukšlių surinkimas ir valgymas. Mūsų organizmas, kol jisai jaunas ir taisyklingai maitinasi, sugeba tai daryti. Paskui su amžiumi, kuo daugiau pas mus šiukšlių, tuo mažiau mūsų organizmas jau nenori kažkaip dirbti. Tai autofagija, aš turiu patirties autofagijai, virš 5 metų aš propaguoju, turbūt visi jūs girdėjot, protarpinį badavimą. Protarpinis badavimas būtent tai yra tas procesas, kuris gali inicijuoti autofagiją. Ta prasme, kad aš valgau pavyzdžiui, nuo pietų, nuo 3, nuo 4, pagrindinis mano pietus, pagrindinis maistas, paskui užkandžiauju lengvai ant nakties ir paskui virš 18 valandų aš nevalgau. O tai yra autofagija. Bet čia ne kiekvienas gali daryti, iš tikrųjų. Visų pirmiausia, tam reikia turėti valios, ir būti pakankamai sveikam. Tai va, dabar kiekvienas gali sau leisti su mūsų produktu įjungti autofagijos procesą. O kas tai yra autofagijos procesas? Tai yra atjauninimas. Tiesiog mes galim sau padėti atnaujinti ir atjauninti organizmą, nepirkti brangių papildų iš vaistinių. Kadangi mūsų produktai padeda, atstatinėja sugebėjimą gaminti tos labai svarbus kažkokius ten elementus natūraliai. Tai mūsų produktai atstatinėja sugebėjimą pagaminti hialuroną, melatoniną, augimo hormoną, testosteroną ir bla ir daug visko kito. Ir trečias produktas. Mano manimu, tai yra mūsų gyvenimo pagrindas, kadangi trečdalį gyvenimo mes miegam, tai jeigu įsivaizduokit, jeigu mes, pavyzdžiui, gyvenam 100 metų, tai 33 metus mes miegam. Čia ir labai daug. O kodėl miegam? Kam reikalingas miegas? Tai aš manau, kad ne man jums pasakot, kam tas miegas reikalingas. Šitas produktas unikalus. Jisai ne tik tai atstatinėja miego kokybę, bet jisai turi tokių savybių, kuri gali nusiraminti mūsų nervus, subalansuoti hormonus ir dienos metu mes būsim ramus, gražios ir laimingos. Kodėl? Todėl, kad mano mylimiausias produktas yra, ingredientas, tai yra ispanai tarp kitko. Gamina sertifikuotas ingredientas, pavadinimas Afron. O Afron tai yra veiklioji medžiaga šafrano. Jūs turbūt žinot, kad būtent Ispanija didžiausia yra šafrano augintojas pasaulyje. Ką Afronas daro? Absoliučiai viską. Nerimas, depresijos, augimo hormono skatinimas, gamyba. Absoliučiai viską, ką mums neduoda ramiai ir normaliai gyventi,
tai daro Afronas. Ir dar viena medžiaga, kuri irgi, nu, man asmeniškai tai yra irgi kosmosas kažkoks, kadangi Sunset turi irgi tokią stebuklą, vadinasi L-teanin. L-teanin irgi galima nusipirkti vaistinėje, jokios problemos nėra, bet čia yra tokia L-teanino formulė, kuri skatina dopamino ir serotonino gamybą. Jūs turbūt žinot, kas tai yra. Tai yra tos medžiagos, dėl kurios mūsų, trūkumas tų medžiagų, tai yra depresija ir netgi šizofrenija. Tai va, čia yra natūralus dalykas, kuris gali išspręsti labai daug problemų. Tai va, tai be abejo, jūs turbūt galvojat, nu, toj kaina bus, kaip aš pradėjau jums įvardinti, kad vaistinėje vienas produktas gali kainuoti 40 eurų, kitas 50, trečias 60. Nu, kosmosas iš tikrųjų, tai prisipirktus visus buteliukas, nu gal tam kaip reikia, bet aš galiu jūs nustebinti. Vienam mėnesiui Galangardas kainuoja, aš labai mėgstu taip sakyti, 39 eurai 99 centai. Skaičiuojam. Sunrise vienam mėnesiui 39 eurai 99 centai. Ir paskutinis tas pas 39 eurai 99 centai. Reikia kursą pragerti 4 mėnesiai. Paskui būtinai reikia padaryti pertrauką ir vėl. Viskas paprasta. Ne apie ką, nu, nereikia galvoti, kaip sudėti visus tos buteliukas į čemadaną, kaip nepamiršti, ką, kada ir kaip reikia išgerti. Viskas paprasta. Atidarai sašė, labai skanu, tik tai toliau nuo vaikų laikyti reikia. Suvalgys viską, nieko gero nebus. Išgėriai ir pirmin. Ir saulė šviečia, ir viskas gyvenime geriau tada. Nu, viskas. Man atrodo, viską, ką aš norėjau papasakoju, galėjau dar labai daug kalbėti, bet jau liežuvis jau pinasi. Labai atsiprašau už mano lietuvių kalbą, aš tobulėjau. Natalija, ačiū. Kitą kartą tikrai bus dar geriau. Net nebejoju. Labai ačiū, Natalija, tikrai. Iš tikrųjų, mes galim didžiuotis tavim, kad pati tautybės esi Latvija, taip? Taip. Vis dėlto taip nebebūtų, tu moki tą lietuvių kalbą ir pati savim gali pasididžiuoti ir mes galime išgirsti tave lietuviškai. Ačiū labai už dėmesį sau. Ačiū tau, Natalija. Ir pabaigai noriu pasakyti, Natalija, kaip jau ir užsiminė maždaug, aš čia suapvalinau. Ir jeigu žmogus perka neaktyvavęs savo kabineto, tai jam bus ta kaina nebe 40 eurų, nebe 1 cento. 1 centas, kaip sakė, ten arbatpinigiai, ne? Darant aktyvaciją savo kabinetui, jum produktas kainuos po $34, o pirkimas paketo didesnis kiekis, ne? O kada po to jau jūs norėsit daryti aktyvacijas, jum produktas kainuos tik tai $28, lygiai tas pats eurus. Tai labai ačiū, šiandieną tikrai atrodė ta prezentacija būtent apie produktus ilgoka, bet šita informacija man labai svarbi. Mes turim žinoti, ką daro mūsų kompanijos produktai ir kodėl jie išskirtiniai. Ir
prisijungę į kompaniją jūs gausite kokybiškus produktus, mokymus ir galimybę susikurti savo pajamas. Tai su jumis buvo Aušra Stankevičienė, Natalija Balkus ir šią prezentaciją aš norėčiau pabaigti. Kas turėsi dar kantrybės skirti laiko, aš pratęsiu marketingą kitam įraše tuoj pat. Tai šitą įrašą stabdau, nes jis ir taip jau pakankamai ilgas. Ačiū už kantrybę.